ačiū už galimybę ne tik sveikinti, ką darau kas savaitę, bet ir pranešimą perskaityti. Tikrai labai džiaugiuosi, kad buvo tokia proga ir šiek tiek pasidomėti tema, kurią niekad specialiai nerašiau. Tai yra irgi moterų, kilmingų moterų padėtis. Aišku, visą laiką apie tai galvojau, nes pagrindinis dalykas, kad iš tiesų kilmingų moterų tuo laikotarpiu, kurį aš tyrinėjau, yra labai mažai. Čia nerengiu jokios prezentacijos, kadangi ką ten parodyti, mes vardų dažniausiai jų nežinome ir todėl, aišku, tai yra tikrai tam tikras iššūkis pabandyti apibendrinti tą medžiagą. Gal nebus čia tokių labai didelių šaltinotyrinių atradimų, bet tikrai norėčiau keletą dalykų akcentuoti, kalbant apie valdovus, žmonas, dukteris, seseris ir šiek tiek apie LDK tos ankstyvosios diduomenės, irgi aplinkos moteris. Turbūt nieko nenustebinsiu, kad šita tema yra menkai pažįstama dėl dviejopo ignoravimo. Tai viena vertus iš tiesų ilgą laiką tyrinėjimo tradicija ir Loreta čia užsiminė, kad moterų istorija tik pastaruoju laikotarpiu, kai Irena pradėjo tyrinėti, tikrai nebuvo nei madinga, nei atrasta didžiąją dalimi. Tikrai vyrų istorija, didžiųjų vyrų istorija dominavo diskurse. Dabar, aišku, situacija smarkiai pasikeitė, bet ilgą laiką vis tiek tokia tradicija buvo. Antras dalykas, turbūt dar reikšmingesnis, yra tas, kad tas ignoravimas yra istoriškas. Tikrai istoriniuose šaltiniuose, ypač kalbant apie pagonišką Lietuvą, tikrai labai mažai rasime moterų. Jeigu mes iš tiesų, nes tikrai dominuoja ir dėl žinių stokos, ir dėl interesų turbūt dominuoja tikrai kariniai, politiniai, tai yra vyrų istorijos įvykiai. Ir iš šono žvelgiantis tie svetimšalių kronikininkai, tas lietuvių moteris kartais, aišku, pastebėdavo, parašydavo, bet sakyčiau labai stereotipiškai, arba kaip žindyvės, arba kaip verkiančias karių žmonas, ar tiesiog kaip karo grobį. Todėl nestebina, kad iš tų visų pagoniškų Lietuvos valdovų, atkreipkite dėmesį, mes patikimai vardus žinome tik tai Mindaugo antrosios žmonos, ir tai tik krikščionišką Mortos vardą, ir dviejų stačiatikių Algirdo žmonų vardus. Ir jausdami, jau tuo metu, jau 16 amžiuje, jausdami tą spragą, kažkaip tas moteris, kažkur valdovo moteris, žmonos, reikia jas pavadinti, jau 16 amžiaus kronikininkai ar 17 pradėjo suteikinėti Lietuvos valdovų žmonoms vardus. Taip atsirado Gedimino jaunė, taip atsirado, čia dėja vis dar tas ginčas, bet aš vis pritariu tiems, kurie mano, kad Birutė irgi yra išgalvotas, sukurtas vardas 16 amžiuje. Žodžiu, atsirado visai eilė vardų, kurios tiesiog tradicijų įsitvirtino, tačiau jos nėra istoriškai vieną laiką šaltinių paliudytos. Tai čia vien tik apie vardus. Ir tada mes, aišku, Gedimino laikais, sakyčiau, kaip pagoniškas laikotarpis, sąlyginai neblogai atspindėta šaltiniuose, tačiau apie jo žmonos egzistenciją mes praktiškai žinome tik tai iš vieno po kito gimstančių palikuonių sąrašo, tiesą pasakius. O visiškai nieko nežinome, net užuominų nėra apie Gedimino brolio ir pirmtako Vytenio, Triniotos, Traidenio sutuoktinės ir daugelių kitų valdovų žmonų. Todėl iki krikšto Vilniaus su Lenkija, iš esmės, mes tai paprašyti ir galime praktiškai daugiau kažką pasakyti apie dviejų moterų istoriją. Aš jų nepasakosiu, kadangi per pakankamai gerai žinoma tą istoriją, tik paminėsiu. Aišku, ir abi, tikrai eikis krenta dalykas, kad abi buvo krikščionės. Tai viena vertus katalikė, karaliaus Mindaugo žmona Morta, apie kurios gyvenimą žinome visų pirma dėl to, kad jis yra viename šaltinėje. Tai paprašytas pilniau, tai yra Livonijos eiliuotojų kronikai, kurios autorius veikiausiai, ar pats tai ne, bet kurios autorius buvo tikrai neblogai informuotas iš žiniomis iš Mindaugo dvaro, ir kur Morta šiek tiek vėlgi stereotipiškai, kaip antipodas Mindaugui, kuris vis dėlto neva pagal kronikos liniją išdavė krikščionybę, tai Morta tiesiog ten yra kaip tik krikščionybės gynėja, tačiau vis dėlto tas stereotipinis vaizdavimas gali būti, kad atitinka ir realiai istorinę situaciją. Tiesiog Morta čia labai gerai įsilieja į daugelį kitų ankstyvosios krikščionybės Europos moterų, kurios tikrai suvaidino svarbų vaidmenį krikščionybės istorijos pradžiai. Tai Morta yra, aišku, kuri. Ir aišku, dar viena realija apie Mortą, kuri turbūt irgi atitinka, aš manau, irgi realią situaciją. Tai čia dabar kito šaltinio, Haličio Voluinės kronikoje, priešmirtinis Mortos ir kaip valdovės, bet ir kaip motinos. Tas veiksmas, jinai rūpinasi visų pirma savo palikuonių paveldėjimu. Aišku, čia irgi iš visų šaltinių mes žinome, kad kiekviena valdovo žmona, jeigu jis turėdavo kelias, visų pirma galvodavo apie savo vaikų paveldėjimo teises, galimybės. Tai aišku, tikrai atitinka ir taip toliau. Tačiau būdinga, kad jokie, nei rusiški, nei rusėniški, nei lenkų, nei vokiečių, o
popiežiaus šaltiniuose, kur taip pat Mindaugas yra minimas, nieko visiškai nepasako apie Mortos kilmę. Ir čia vėlgi turėjom laukti 16 amžiaus, kai Simonas Grunau, Prūsijos kronikininkas, kuris tikrai, aiškiai šaltiniuose, Livonijos eiliuotoje kronikoje pastebėjo, kad nieko apie jos, tokia atrodo įtakinga, tenai dvare moteris, šalia Mindaugo nieko nežinome apie kilmę, tai jis išsukūrė, jis realiai išgalvojo jos kilmę iš Švedijos. Ir taip, nepaplito tas aiškinimas, bet bent jau pabandė racionaliai paaiškinti Mortos kilmę. Dar daugiau duomenų turime apie antrą Algirdo žmoną Julijoną, čia jau Darius Baronas, dar šiandien, man atrodo, dalyvausiantis konferencijoje apie ją parašė atskirą straipsnį, daug neplėtosiu, bet irgi tik tai akcentuosiu, kad nemaža dalimi irgi turbūt susijęs jos aktyvumas iš dalies gal su tuo, kad su jos kilme, apie kurią jau žinome, Tverės kunigaikščio duktė, atėjusi iš kitos tokios sociopolitinės ir kultūrinės aplinkos, jinai čia tokį pėdsaką, ypač politinį, ypač po Algirdo mirties paliko didesnį. Po krikšto ir unijos su Lenkija išaugo šaltinių skaičius, bet ir aišku, tų duomenų daugėja, bet irgi yra labai nevienodi. Užtenka palyginti duomenis apie dvi Vytauto žmonas. Tai yra pirmąją Oną ir antrąją Julijoną. Tai apie Oną mes tikrai pakankamai neblogai informuoti, apie Julijoną beveik nežinome nieko. Ona tikrai yra, aišku, sunku mums pasakyti, kiek lėmė asmeninės savybės, o kiek lėmė įvairios istorinės aplinkybės, turbūt ir vienas ir kitas turėjo reikšmės, bet Ona tikrai, kuri lydėjo, aišku, ir taip gyvenimas susiklosti, jinai lydėjo Vytautą per jo tą, ypač pirmosios gyvenimo dalies, labai tokį sudėtingą laikotarpį, tai jos minėjimų yra daug, tarp jų yra keletą tikrai gana svarbių ir unikalių, pavyzdžiui, jinai savo atskirų dokumentų ir svarbiausia antspaudų patvirtino 1392 metų Astravos sutartį, gali būti ir turbūt net negali, labai didelė tikimybė, kad jos pasirodymas čia nebuvo savaime suprantamas, o apspręstas visiškai išskirtinės kitos pusės valdovės, tai yra karalienės Jadvygos padėties, kuri tikrai jau Lenkijoje buvo laikoma iki Jogailos įpėdinė ir jos dalyvavimas sutarty buvo natūralus, tai natūralu, aišku, kad turbūt ir Ona turėjo kaip jos partneris iš kitos pusės dalyvauti panašios sutarties sudarime, bet kuriuo atveju tas dalyvavimas yra. Kitas toks irgi gana unikalus atvejis, kuris iki galo nėra aiškus, veikiausiai čia yra tokie asmeniniai santykiai, kurie prasidėjo dar nuo Vytauto pabėgimo ir gyvenimo Prūsijoje Vokiečių ordine, kad Vokiečių ordino magistras 1404 metais Konradas Jungingenas paskelbė, kad Vytauto ankstesnės mirties atvejis bus Onos globėjas. Toks asmeninio santykio pademonstravimas, kad ir ką reikštų ta globa, bet vis tiek tokių teisinių dokumentų tai buvo įtvirtinta ir to neprireikė, nes Konradas mirė anksčiau pats ir už Vytautą ir už Oną, bet toks įsipareigojimas jo vardu buvo duotas. Dar viena detalė, iš tiesų irgi, bet vėlgi, čia matyti, kad asmeniniai santykiai čia yra labai svarbus, tai yra Onos piligriminė kelionė į Prūsiją, tas grįžimas atgal į Prūsiją po maždaug 9 metų, po to, kai dar su vyru būdavo pabėgę į Prūsiją, lankyti Šventos Dorotėjos ir ten kitas svarbės Šventos Dorotėjos kapą ir kitas svarbės vietas. Taip pat kažkuria prasme buvo ir jos gal ir asmeninis tam tikras. Panašu, kad jinai buvo, mes beje nežinome iki galo tiksliai, yra dar didžiulė istoriografinė diskusija dėl jos kilmės. Aš vis dėlto būčiau linkęs galvoti, kad vis dėlto jinai buvo iš Smolensko kunigaikščio duktė, bet kuriuo atveju jau tuo metu tikrai turbūt giliai tikinti, tai aišku, čia piligriminė kelionė, bet neabejotinai turėjo ir politinį motyvą. Daug mažiau žinome, kaip jau minėjau, apie Julijoną, skyrus irgi vieną efektingą dalyką, kad 1429 metais Romos karalius Zigmantas ne tik Vytautą, bet ir ją priėmė į savo drakono ordiną, toks gana išskirtinis dalykas ta prasme, kad tie ordinai tuo metu yra grynai vyrų istorijos, čia toks gana išimtinis dalykas. Priėmė ir Vytauto ir Jogailos, beje, abiejų žmonas, bet aš manau, čia daugiau mandagybinis gestas Vytautui, nei kažką daugiau pasako apie Julijonos, atsiprašau, galima ypatingumą, juolab po Vytauto mirties viskas, nieko mes apie ją nežinome, kažkur turbūt ramiai, turbūt toliau gyveno ir visiškai šaltiniuose daugiau nebepasirodo. Beje, dar mažiau žinome apie Vytauto įpėdinių sostą, tai yra Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio žmonas. Vėlgi turbūt veikiausia dėl šitos situacijos, juolab Švitrigaila dar ir vedė labai vėlai. Ir jo tas, jau būdamas didžioji kunigaikščio, o iš esmės net egzilija, jo žmonos paieškos buvo virtusios tokių šiek tiek net regioninės politikos įvykių. Kažką girdėjęs viena ausimi veikiausiai Eberhardas Vindekė, vokiečių kronikininkas, irgi išgalvojo Švitrigailai žmoną, bet jis neva vedė Kipro karalius.
jau labai toli nukeliavo, Kipro karaliaus dukterį. Bet vėlgi iš žinių stoka ir dabar keletą naujų atradimų Sergejaus Polechovo leidžia mums šiek tiek apie Švitrigailos vedybinius santykius žinoti geriau, bet tikrai tai yra labai mažai, ką galime pasakyti. Daug daugiau galime pasakyti apie dukteris valdovų. Iš esmės apie jas išgirstame praktiškai vieninteliu atveju. Jeigu jos išteka už kažkurio ar stačiatikiško, ar katalikiško užsienio karaliaus ar kunigaikščio ir tada atsiduria vietos tų kraštų Rusios arba Lenkijos, Mazovijos kronikininkų akiratyje. Ir atkreipkite dėmesį, ankstyviausi Lietuvos istoriografiniai kūriniai, Lietuvos metraščiai. Vytauto laikais pradėti taip rašyti. Jie labai kruopščiai, jau kai žino, jau labai kruopščiai pradeda fiksuoti tuos labai gausius Gedimino, Algirdo, Kęstučio sūnus, bet nieko, jokių vardų nepasako apie dukteris. Ir vėlgi, neretai net ir dėl tų dukterų vardų mes negalime būti labai įsitikinę. Vėlgi, klasikinis atvejis yra Gedimino, ir pirma tokio lygio tikrai su karaliumi, dinastinė santuoka su karališkos šeimos atstovu, tai yra Gedimino duktė, vadinamoji Aldona, kuri ištekėjo į Lenkiją. Tai, kaip parašė mūsų kolega Vitkovskis savo straipsnį, Aldona, karalienė, kurios nebuvo. Nes tas vardas Rastrikovskio tikriausiai išgalvota 16 amžiaus pabaigoje. Jinai yra vienalaikiuose šaltiniuose nusekliai vadinama taip, kaip jinai atvyko ir priėmė krikštą Lenkai, Onos vardu. Tai ir kiti vardai, kita Elžbieta Danmilė irgi pavadino Mazovijos kunigaikščių genealogijos autorių ir taip toliau. Ir visos šitos valdovo dukteris daugiausia šaltiniuose iškyla, kaip jas, sakyčiau, sėkmingai pavadino ir net ir gražiai pavadino Stevenas Rowelas pamaldžios princesės. Pamaldžios princesės, kurios išliko kaip daugiausiai bažnyčių statytojos, maldų užsakinėtojos ir panašiai. Bet aišku, kad tarpdinastinės santuokos, Lietuvos valdovo tarpdinastinės santuokos buvo ta vieta, kur tikrai Lietuvos valdovo dukteris tikrai vaidino, neabejotinai. Mes tiesiogiai negalime kiekvieną kartą to patikrinti, bet neabejotinai vaidino svarbu vaidmenį, nes galim net matyti tam tikrą tendenciją. Mazovija vakaruose, Tverė, rytuose Rusijoje buvo tie kraštai, su kuriais Lietuvos valdovai turėjo labai ilgalaikius santykius. Pati pirmoji šita santuoka buvo čia irgi esančio Artūro Dubonio ištirta Traidenio dukters Gaudimantės santuoka su Mazovijos kunigaikščiu. Ir nuo to prasidėjo ta visa santykių palaikymo tradicija, kurią labai gerai Gediminas atspindėjo savo laiške, patardamas vykti į Lietuvą svetimšaliams per Mazoviją, nes būtent ten valdo jo žentas, taip sakant, ir taip toliau. Tai šiuo požiūriu tikrai mes galim galvoti, kad dukteris tikrai vaidina svarbų vaidmenį, jos nenutraukia ryšių su savo, daugeliu atveju su savo šeimų, nors būdavo ir atvirkščiai. Žinom ir atvejų, kurie yra visiškai priešingi. Pavyzdžiui, tą pačią Tverę ištekėjusi Gedimino duktė Marija, po to iškart vyras jos žuvo, jinai po to turėjo apsigyventi vienuolyne ir daugiau apie jos gyvenimą nieko nežinome, o santykių trūkumą dar gerai parodo kita jos sesers santuoka su Maskvos kunigaikščiu Augustės, kur jaunutis po sąmokslo norėjo ieškoti Maskvoje pas ją prieglobsčio, nežinodamas, kad jinai porą metų jau yra mirusi. Tai čia irgi parodo tą santykių tokį nutolimą ir panašiai. Vienintelė duktė, apie kurios gyvenimą tikrai mes daugiau žinome, tai yra be abejo Vytauto vienintelis vaikas ir vienintelė duktė Sofija, kuri ištekėjo už Maskvos dar būsimo kunigaikščio labai senai, dar Vytauto antro pabėgimo metu 1390. Tai čia šiuo atveju, nepaisant distancijos didelės ir konfliktiškumo iš esmės santykių tuometinių tarp LDK ir Maskvos, vis dėlto Sofijos ir jos tėvo Vytauto santykiai išliko artimi per visą po to dar 40 metų gyvenimą Vytauto. Jie reguliariai susitikinėjo, kartais Sofija atvykdavo, bet kuriuo atveju reguliariai susitikdavo pasienyje, jeigu Vytauto išvykų kelionių į tolimus kraštus LDK, kai jis apkeliaudavo LDK ir priartėdavo prie Maskvos sienų metu. Ir aišku, čia toks politinis svarbiausias epizodas, jinai buvo jos prezencija buvo gyva, todėl patarėjai valdovo sugalvojo vieną tokį žingsnį politinį. 1413 metais jinai buvo, bet gerąja prasme, instrumentalizuota, panaudota, ginčijant ordino priklausomumą Žemaitijai, kai Mikalojus Cebulka, Vytauto raštininkas, veikiausiai sugalvojo ir įteikė dokumentą, kuriame aiškina, kad Vytautas neteisėtai, Vytautas pats neteisėtai tą darė, kadangi tai darė be savo palikuonių pritarimo.
ir jinai buvo pavadinta Dominė Zofija tamquam legitime heretis. Tiesiog, jinai yra tikra paveldėtoja, teisėta paveldėtoja, be jo žinios tas žingsnis žengtas. Aišku, čia visiškai išgalvotas argumentas, nei iki, nei po valdovai niekada tokių leidimų iš savo dukterų neprašydavo. Jau tais pačiais metais Horodlės unijoje nieko apie dukterų ir apie Sofijos teises ten niekas nekalba, bet kuriuo atveju argumentas toks buvo panaudotas ir padarytas. Tačiau daugiausia Sofija, žinoma, ir didžiausias jos iššūkis gyvenimo buvo pačioje Maskvoje, kai 1425 metais mirė jos vyras Vasilijus, jinai turėjo pasirūpinti savo mažamečiu, tuo metu dar mažamečio sūnaus Vasilijaus antrojo įpėdinystę, ypatingos didelės konkurencijos ir spaudimo sąlygomis. Jos tėvas Vytautas, beje, dar prieš porą metų, dar esant gyvam Vasilijui Čepolechovo tyrimai irgi labai gerai parodė šitą dalyką. Jis patvirtino 23 metais savo antspaudų dokumentą, tačiau vis dėlto, aišku, Vytauto čia indėlis gal buvo svarbus, bet vis dėlto daugelį problemų Sofija turėjo spręsti pati Maskva ir vis dėlto sugebėjo tvirtinti šitą įpėdinystę. Ir, sakyčiau, Sofijos pavyzdys, man tai galbūt geriausia, kaip anksčiau Algirdo ar kiek vėliau Vladislovo Jogailos ketvirtos žmonos Sofijos Alšiniškės. Tuo tokie atvejai, Jona, Alšiniškė, Sofija, rodo, kad atskirais atvejais susiklošius aplinkybėms, vis dėlto kilmingos moteris, kurios galima manyti nuo jaunystės galėjo būti ir žinojo, matė, stebėjo valdžios realizavimo mechanizmus, vis dėlto jos buvo pajėgios, buvo pasirengusios ir galėjo įsitraukti į politinius procesus ir išnaudoti atsivėrusias galimybės, ir ką Sofija Maskvoje tuo metu sudėtingo labai situacijai padarė. Aišku, tėvo ar brolio parama visais atvejais nepakenkdavo, tikrai labai padėdavo. Šiuo atveju galim sakyti, jau minėjau, kad Sofijos ir Vytauto atveju tai galim konstatuoti per visą gyvenimą, ir tas artimas ryšys net kelis kartus net labai yra emociškai pabrėžtas. Nedaug tokių yra. 1390 tais pačiais metais, kai jinai ištekėjo, kai Vytautas ją išleido, Vytautas rašydamas skundę prieš Jogailą ir Skargailą, ją pavadino dukrele. Sako, vienintelę dukrelę, mažybinių žodžių turiu, kurios negaliu čia išleisti kaip norėčiau. Ir kitam šaltinėje jų santykis pavadintas piek kompasionis afekto, apie tam tikras meilės išraišką ir panašiai. Tai tiek apie valdovus, dukteris ir seseris. Dar esu laikė, žinai. Tai dabar perinu prie didikų, tai situacija nedaug skiriasi. Tiesiog tų konkrečių tokių istorijų, kaip apie valdovų dukteris mes galim papasakoti, čia turime dar mažiau. Pavyzdžiui, iš 26, aš suskaičiavau, iš 26 įtakingiausių didžiojo kunigaikščio Vytauto laikų didikų, 14 atvejų nežinome jų žmonų nei vardo, nei kilmės. Tai didesnės dalies, tiesą pasakius, nei vardo, nei kilmės. Neretai tais atvejais, apie kai žinome, dažniausiai tie atvejai yra bažnytiniai šaltiniai arba fundaciniai dokumentai, arba labai retais atvejais susiję su bažnyčios teise, kanoninė teise, kadangi, kaip žinia, bažnyčia kontroliavo santuokos klausimus, tai reikėdavo kreiptis į popiežių dėl atskirų dalykų, todėl sužinome tokias kartais detalės, kaip 1427 metais Trakų vaivada Jaunius Valmantaitis prašė popiežius leisti išsiskirti su žmona, charakteringai vardas nepasakytas, kuri bandė jį nunuodyti. O Vilniaus vyskupas jo naujas vedybas buvo pripažinęs negaliojančiamis, tai jis kreipėsi į popiežių ir bandė teisėtai išsiskirti, nežinome, kuo šitas prašymas baigėsi. Tuo tarpu kitas Vytauto didikas valdovo maršalas Jonas Butrimas skyrybų prašė dėl kitos priežasties. Jis sakė, kad jo žmona Rusienė nesutinka pereiti į katalikybę. Nežinome, ar šis fiktyviai tą sugalvojo ar kažkaip kitaip, bet toks buvo oficialus argumentas dėl skyrybų. Tai va tik tai tokiais atvejais, labai retai šiais absoliučiai vienetiniais atvejais, mes kažkas sužinome apie jų prezenciją, apie tam tikrus klausimus susijusius su šeima, su moterų, su didikėmis, su didikų moterų padėtimi. Visiškai nieko nežinome apie pačių žymiausių Vytauto didikų. Čiupurnos, Minigailos, Goštauto, Kristino Astiko, Radvilos Astikaičio, Kęsgailos, Rumbaudo, Valmantaičio žmonas. Apie juos tikrai pakankamai yra informacijos, apie jų žmonas nėra. Nei vieno žodžio, net kilmės negalime pasakyti. Todėl, aišku, irgi, kaip ir valdovo atveju, gal ne taip dažnai vėlesni kronikininkai bandė sugalvoti, išrasti jų kilmę. Tai čia toks žymiausias atvejis yra 16 amžiuje, kaip pačių Goštauto aplinkoje parašytame metraštyje. Tam pirmajam žinoma, aišku, irgi fiktyviam, tiesą pasakius, Goštautui irgi reikėjo surasti žmoną. Tai natūraliai 16 amžiaus
tendencijos dėka, aišku, ne Lenkija turėjo būti, tai žymaus tokio Mykolo Bučiatskio duktė, neva Podolės, atrodo, seniūno duktė, buvo priskirta grinai fiktyviai į žmonas, o toks Saliamonas Risinskas, kuris 17 amžiaus pradžioje turėjo ambiciją, jau taip parašyti gana detalę Radvilų genealogiją, tai jis Kristinas Astikas, Radvilų paradininkas, Kristinui Astikui sugalvojo 2 žmonas, aš manau, iš akies jis tam tikrai nustatė, kad 2 žmonas ir kiekvienai po 3 sūnus, tai va, sudarė genealogiją, bet nieko, aišku, jokių ten turbūt žinių ir daugiau detalių nepateikė. Aišku, kad natūralu, gausiems šaltiniams į 15 amžiaus pabaigą tų duomenų pradeda šiek tiek gausėti, bet, sakyčiau, bendra tendencija išlieka visiškai ta pati. Didikų dukteris ar žmonos šaltiniuose pasirodo sporadiškai. Daug nematome, paprastai 2 rolės. 2 rolės jos pasirodo, arba fundatorės bažnyčių, arba nepilnamečių vaikų globėjos, kai kuriais atvejais. Labai retais atvejais jos savarankiškai veikdavo politinėje arenoje, tikrai turėdavo susiklostyti ir situaciją, ir jos pačios galėjo būti dėl vienų ar kitų priežasčių pajėgios tai padaryti. Tai man tokia geriausiai, tokia gal ryškesnė situacija, nors tikrai nedaug žinome, tai keli nepublikuoti laiškai yra Vokiečių ordino archyve, tai yra Stanislovo tokio Bartoševičiaus žmona, bet nemažiau svarbu LDK kanclerio, jau tuo metu mirusio, bet LDK kanclerio ir Vilniaus vaivados Aleknos Dimantaičio duktė, tikrai tokio ryškioj šeimoje gimusi moteris, kuri po savo vyro patekimo į Maskvos nelaisvę, panašu, kad tikrai jų valdos buvo pasienė su Vokiečių ordinu, tai jinai asmeniškai pasienio sienų klausimai susirašinėjo su Ragainės komtoru, toks atvejis išskirtinis, bet tikrai nulemtas ir išskirtinės situacijos ir galimybių, kad jinai, turbūt vis tiek, kaip išskirtinio didiko vaivados kanclerio duktė, turbūt irgi buvo prisilietusi prie politikos daugiau ir panašiai. Bet šiaip, aišku, kaip jau minėjau, pagrindinis jų pasirodymo šaltiniuose tai yra fundacijos. Dažniausiai, jeigu vyras gyvas, visais atvejais jos yra fundacijų bendraautorius. Čia tikrai yra šeimyninis dalykas. Vyras funduoja bažnyčią paprastai kartu su savo žmona. Čia yra tikrai tokia bendra tendencija. Tačiau jeigu žmona išgyvena ilgiau, našlė dažnai pratęs. Irgi labai dažnas atvejis, tą pačią fundaciją pratęs, išplečia. Kartais chronologinė, jeigu jis smarkiai pergyvendavo vyrą, kartais chronologija nuo pirmos iki paskutinės fundacijos gali būti labai didelė. Čia vieną tik atvejį pasakysiu. Tokio Petro Simono Gedgaudaičio žmona Milochana, kuri 1447 vyrų Radoškovičių bažnyčios fundaciją išplėtė ir atnaujino 85-ais. Aš dabar greit nesuskaičiuoju, apie 40 metų praėjus šitam laikui. Arba, aišku, labai dažnai jos rūpinas jau mirusių vyrų atminimu. Čia tikrai daug tokių atvejų turime. Katedra, aišku, tuo metu toks jau tapęs pagrindinių valdovų ir didikų nekropolių. Tai pavyzdžiui, buvusio Vilniaus vaivados Jurgio Gedgaudo našlė Anastazija 42 metais, jau praėjus tikrai daugokai metų po vyro mirties, paskyrė lėšas katedros Švento Alberto Jurgio, tai vadinamai Manvidų, kadangi Gedgaudas buvo Manvido brolis, jų bendra koplyčia, Alberto Jurgio koplyčiai, kurie, kaip specialiai pabrėžiama, guli mano sutuoktinio kūnas. Tai va toks fundacijos atnaujinimas, pratęsimas irgi labai būdingas dalykas. Ir aišku, čia jau Irenos darbai, čia galima patvirtinti, kad po vyro mirties darytos fundacijos patvirtina labai aiškią tendenciją, kad daugiausia savarankiškumo moteris įgaudavo likusios našlėmis, taigi reiškinį, kuris gerai žinomas iš daugelio 16 amžiaus šaltinių. Tas našlės statusas, sedes viduali, buvo tikrai Lietuvoje žinoma gerai užtikrintas ir leisdavo toms jau didikiams disponuoti pakankamai ir laisva valia, ir jeigu turėdavo ir turtų, ir panašiai. Čia dėl dovio mechanizmo ir panašių dalykų. Tačiau bet kurio visais atvejais, aš pamažu artėju prie pabaigos, kad nereikia turbūt čia ir plačiau komentuoti, kad daugeliu atveju dažnai šitos fundacijos yra kartu beveik vienintelis ar vieninteliai paminėjimai šaltiniuose apie šitas moteris, vienintelis jų pasirodymo šaltiniuose. Tačiau arba kilmė, arba sukaupti turtai, kai kurioms iš jų leisdavo gana efektingai tas fundacijas padaryti. Tai toks man pats gal ryškiausias iš 15 amžiaus atvejais, vėlgi, čia neseniai tas šaltinis išlindo, tai yra gana žinomo didiko iš kitų įvykių, Jono Manvidaičio žmona Ona, apie kurią tikrai mažai žinome, bet jos dabar žinoma yra fundacija, nes yra toks popiežiaus Siksto IV 1477 dokumentas, jai asmeniškai adresuota bulė, kurioje skaitome, kad Ona, kuri pasirodo yra kunigaikštytė, Ducisa, Manvidovė, įsteigė Bernardinų. Čia mes apie tą vienuolyną žinojom, pirmąjį moterų vienuolyną, bet čia jau aiškiai pasakyta, kad jinai įsteigė Bernardinių vienuolyną Vilniuje, kuris
kuris buvo kaip tik pirmasis moterų vienuolynas apskritai LDK ir panašiai. Kartu šitas aktas, aš pagal chronologiją taip spėju, 77 metai kartu buvo ir apskritai Manvidų savotiška memorija, kadangi kaip tik 75 pabaigoje mirė paskutinis vyriškas giminės linijos atstovas, fundatorės sūnus Albertas II Manvidas, tai jinai turbūt šitą fundaciją be kita ko rūpinosi ir giminės atminimu. O juolab 76 metų testamentu Ona Manvidienė savo valdas užrašė 2 dukterim, kurios liko, Jadvygai ir Sofijai. Ir tokiu būdu matome dar vieną svarbią tendenciją, kaip išmirštančių giminių vyriška linija, giminių turtas, o kartu ir dokumentinė atmintis, kadangi tuos dokumentus dabar mes randame, pavyzdžiui, Radvilų archyve, tai moteriška linija pereina kitiems, šiuo atveju perėjo Sudimantų ir Radvilų rankas, tai vėlgi per santuoką moterišką liniją ir panašiai. Bet dar kartą tik tai papildomai pasakysiu, kad ir šiuo atveju ta Ona, kuri tokią fundaciją padarė, vadinama kunigaikštytė, bet tiksliai apie jos kilmę nieko negalim pasakyti, nes tiesiog žinom tik vardą ir titulas yra išlikęs ir viskas. Tačiau tai, kad šaltiniuose nurodomi bent jau vardai tų didikių, leidžia pažinti, gal jau dabar jau paskutinį, kurį čia paminėsiu aspektą, tai yra 15 amžiaus didikų dukterų vardyną, kokiais jie vardais vadinami. Tarp didikių vardų 15 amžiuje, aš dabar tik apie 15 amžių apsiriboju, nebijotinai populiariausias buvo Onos vardas, smarkiai populiariausias 12, toliau seka Jadvyga, Elžbieta, Barbora, Sofija, Elena, Dorotėja, Kotryna, Aleksandra, ir vėliau Marija, Marina, Julijona ir dar keli vardai. Čia svarbiausia pastaba yra 5 pirmieji - Ona, Elžbieta, Barbora, Sofija, Ona, Jadvyga, Elžbieta, Barbora, Sofija visiškai atitinka, bet čia gal sutapimas, bet įdomus sutapimas, visiškai atitinka Jogailaičių dukterų vardyną. Jogailos ir Kazimiero dukterų vardynas, visi vardai yra iš susiję tos pačios tradicijos, kas visiškai nebūdinga berniukų, vyrų vardams. Vos keli 15 amžiaus didikai Lietuvos turėjo tokius pačius vardus kaip 15 amžiaus Lietuvos valdovai. Vladislavas, Kazimieras, Aleksandras, Boleslavas, Zigmantas, keli tik tai didikai turėjo tos vardus, pas vyrus nebūdinga, moterų vardinė valdovių ir nežinau, ką tai reiškia, neturiu čia tik šiaip tokia pastaba. Ir pilnatvės dėlį visiškai pabaigai noriu pasakyti, kad vis dėlto dvi Lietuvos kilmingųjų dukterys turėjo vis dėlto išskirtinės karjeras 15 amžiui ir paliko tikrai labai reikšmingą pėdsaką to meto istorijoje Lenkijos ir Lietuvos. Čia apie jas atskirus pranešimus galima daryti, tai čia tik tai paminėsiu tos atvejus. Tai yra kunigaikščio Andriaus Alšėniškio duktė Sofija Alšėniškė tapo 4-ąja Vladislavo II Jogailo žmona ir pagimdė jam pagaliau sosto įpėdinius ir tokiu būdu istorija išliko kaip karalienė motina. Ir antras toks atvejis, tai yra LDK kanclerio ir Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilaičio duktė Ona, kuri 91-497 ištekėjo už Mazovijos kunigaikščio Konrado III Rudojo ir abi ne tik, kad pagimdė įpėdinius savo vyrams, tačiau po vyrų mirties jos ilgesniam laikui tapo savo nepilnamečių, panašiai kaip Sofija Maskvoje, taip ir čia tapo savo nepilnamečių sūnų globėjomis, kurios, sakyčiau, sėkmingai prisidėjo apgindamos savo palikonių interesus sudėtingose politinėse aplinkybėse. Taigi apibendrinant, moteris vaidino tikrai svarbų vaidmenį kilmingųjų pasaulyje, kaip žmonos, dukterys, seserys jos užmegzdavo, palaikydavo ryšius tarp giminių tiek šalies viduje, tiek valdovo atveju užsienį. Ir tikrai neretai vis dėlto sėkmingos vedybos lemdavo kai kurių vyrų karjerų tam tikras trajektorijas, tačiau vis dėlto, jeigu apie jas pačias kalbame, tai dažniausiai jos likdavo vis dėlto šaltinių tyloje ir tik šaltinių konjunktūros dėka prieš mus iškyla visų pirma kaip pamaldžios fundatorės, giminės atminimų puoselėtojos ir vaikų globėjas. Ačiū dėmesį.